Na ką, labą rytą visiems. Baigiam susidėti šmutkes ir bandysim išvažiuoti į pirmąją savo kelionę su palapinė. Pirmoji kelionė bus Lietuvoje. Važiuosim į Platelius ir tenai bandysim pastovyklauti. Pastovyklavę čia rugpjūtį bandysim ir tada važiuoti ir toliau į Lenkiją. O dabar pirmoji kelionė prie ežero Lietuvoje. Va, daiktų tiek, kad dar ne viskas sukrauta, tai mašina bus užkrauta nevaikiškai. Turim šaldytuvą įsidėjom, turim viską. Labai daug vietos, o šitas daiktas užima vaikiškas, kad mažąją savo darvežį. O patys tiesiai dviratukais. Tai yra takas aplinkui Platelius, tai bandysim apvažiuoti. O dabar turbūt renkame šmutkes likusias ir spaudžiam per gazą ir važiuojam į Platelius. Baseinas. Reiškia, kur atvažiavom? Kodėl jos apminimas dėl raštą? Jis toks šlagbamas. Rankų darbo. Dvi vietas parodė, galim išsirinkti, kurią norim. Tai kiek kainuos? Nežinau, klausiu. Čia paklaus. Ar jau 2 nakvynės, kiek kaina bus? 2 nakvynės. Po 8 nuo žmogaus, nuo 7 metų. Tai tas, kur man. Neturi. Labą dieną. Ne, po 8 eurus, kad už mašiną nieko. Lačinis nestatyti. Tai tik tai želė. Nu čia prie šono tokia palapinė gausis, bet ir prie mašinos. Palapinis neima, ne? O tai ir, kad jau užmiršiu tau. 24. Želė. 24-30. Po 8 nuo žmogaus, 3 už elektrą, kad nieko daugiau dušo nebenorėtų, tai 3 eurai vienam žmogui. Jeigu sugalvotum, bet ežeras išėtų. Gerai. Ko norėsit, matysit. Gerai. Gerai, ačiū. Koks didelis vabalas. Neblogas kemperis. Neblogas? Kas gero? O tordais. Didelis vabalas. Supynė kokį. Būtent toks didelis vabalas. Va, galim statytis va čia palei daržą. Čia va. Jos nebus. Sakė, tai ten, jeigu pritrūks laidą, duos laidą dar. Čia va, galim statytis. Arba galim statytis va ten, kur yra ta dėželė. Ne, tai gal čia? Bet tenai, sakė, bus ryte pavėsis. O čia, sakė, užkaitint saulę ryte. Bet ten šalia jau būsim žmonių.
šalia. Man pažiūrėk, kaip. O daugiau kitur per tolę, ne jau. Kaip Nu, išlipsi? kitur elektros neturės. Nu. Elektra yra tik čia, va, ten yra dėžė, va. Tai man dar laidų net nuo tos neužteks, sakė, kartais nuo to namelio, sakė, dar atitempsim. Nu tai gal tada prie tos dėžės. Nu, čia tiek daug labai. Kad čia. Ai, čia daro žmonės. Nu, čia Tai reikės braškę gaudyti, ne? Arba va, čia va, sakė, būna pavėsis. Bet čia kam labai nelygus reljefas, man palapiniai atsikleis. Ne, ten gal, va, tikiuosi. Bet tai kaitins tai non-stop. Sakė, tai ten, tai sakė, ilgai, kol per medžius iškylant, tai sakė, kokia, po 7 jau, sakė, išlenda. Po 7 labas rytas jau. Kelsimės. Nu, čia toks didelis. Bet čia nieko nei stalo, ne... Ai, mes turim stalą. Stalą turim, tada turim. Čia man lygesnis reljefas labiau patinka. Nu, čia tiek Tai va, prie medžio šito. Prie šito medžio arčiau. Ar kaip? Na, pasižiūrėt, lygesnė vieta. Kaip vėliavomis didelis vabalas. Galim po to medžiot. Užteks aušio? Nu, čia yra belekiek didelių, vėliavoms didelis vabalas. Gal bijau net išlipti. Va, atvykom į kempingėlį. Pradėjau palapinę pakuot. Gavom va tokį večkę. Kempingas visai gražus. Viskas fainai, va yra net vartai, kamalį pasispardyt. Visai faina. Ką aš čia domusę pasikabinu. Tai va, dabar parodysiu, kaip mano palapinė išsilanksto, pasidaro. Ir galbūt kas nors norės įsigyti, įmesiu numerį, kas pardavinėja. Tai va, lankstom ir ruošiamės namus. O tu čia bėgioja.
Kas tau yra? Nu, nesisverk, nu. Mama. Išlyginti reikia. Tempti ją. Dantų nesivalo kaip ir tu. Įsidenta kažką? Nu, dar trūksta. Ar labiau nebeina? Nebeina? Ten į mašiną šiaip remės biškį. Čia taip išlygiai. Palapinė yra. Nu, tai ten pastumk visą tą į galą. Kur mes vadame, o kur mes... O kur susidėsim daiktus, norėjau pasakyti. Čia galima. Viskas turim palapinę. Jau duokliai lindė ėdu. Ant smūgio rado. Dabar reikia. Dabar čia reklamas padarinė. O tu kam čia nori pradaryti tas langus? Kad vėdintųsi. Kad daugiau aklių dar iškėlės. Ai. Turėtų kažkaip... Ai, jo. Sėkių nelaukia. Jaučiu, kad jau rasti. Tu netoli visai pažiūrėjai. Kas? Matas stadė. Matosi, bet kol nueis iki jo. Būtų ten geriau, kad būtų va tokia žolė. Ten, kur takelis, o nebūtų tokiais ilgas žolė. Čia, ilgam žolė. O, dar čia krepšį. Norėjom pasiimti krepšinio kalną. Žaidė atrodo tu labai. Va, filmuok. Kas yra? Vas tokie palapiniai? Mama. Ai, čia šitaip? Nu, Murzė. Ką, Murzė? Ką ten rasti? Nu, krenti, tu man sunku, žinok, to palaikyti. Eik, vaikščiok.
Net perrašai tą vieną. Ką ilgą? O kur tu esi? Labai mieščiam, pažą. Nu, ne, ant kumščių, žiūrėk. Pas jos žymiai didesnis. Pas jos tokie netikri langai, tai taip įdomu atrodo. Ką irgi tai daryti? Pas jos taip įdomu atrodo. Tokie netikri langai ir tas palapinė, bet jos žymiai Čia didesnis. biškai sunku, kam užžirt bus. Tai nedaryk. Galima suvyniot. Kas ten išlindė? Bet ten dar iš viso du. Tai ten iš viso dar du liko tie. Kaip šiandien turėtų būti pagalvoti. Arba kaip tas mane? Nu, atsargiai. Vėl turi. Nu, nemėtik, nu. Gražu. Santas, tu būsi gėrinis. Visokių. Na, tai čia, lyg, tai reiks. O tu vieną užmušiai? O nelik. Lietuviškai tai būtų likę. Likę. Kaip tu čia dabar jį įkiši? Tau duoti kokį? Duok, ištrauksiu. Tau tai nepasiekia. O, labas. Reikės šitų? Čia turi būti. O, nu ir tada padėk neišlindę. Tai tu nereikės čia. Ką? Tu matau vietoj. Neišlindė. Čia dar vienas. Didelis akmenys. Didelis. Ai, paduok tos vielos, išeik iš. Ai. Kur pamatė? Čia palik, paduok. Reiškia?
Ir braškė. Ačiū. Nu, lysk. Konelė. Viskas? Va. Palapinė. Pagaliau galime iki palapinės. Na, va. Iki palapinės? Pagaliau galime eiti iki palapinės. Palapinės. Nu, kietas atvyšęs, duosi. Įlindai, tai tavo problemos, kada mirsi. Nereikėjo lysti. Braškė. Ai, va. Ko tu čia vaikai? Reikia. Reikia. Čia va priekį. Pasivinioti į kampą. Ateinam į palapinę. Ką tu ten darysi? Ką? Noriu jau į ją. Sėdi? Noriu pažaisti su smėliu. Nu ko stumdai?
Nu va, įsirengėm. Kepa dešrytės. Palapinė ruošta. Lova čia viena va. O pečius viršuje va miegot. Apačioj. Viskas, ko reikia. Kolonėlė, saulės baterija, krauna. Va, taip ir stovyklaujame. Va, einam maudytis. Vieną veda šuniuką. Neša ratą. Ir einam į ežerą išbandyti. Ai, galvoju, kad čia reikės per langus prasibrauti. Pintelis. Tai važiuosim turbūt. Važiuosim turbūt. Nori šokti? Nusipirksim platai. Kas? Ką? Nusipirksim minkštą. Žaisti. Kaip padama. Istorinė. Tai ką čia? Ne visiems užteks. Čia vienas Užkąsim du biškį. man, vienas du tau, vienas du. Meistras Ifau, va, aš tuoj tik... O, iš karto, va. Blogiau? Reikia pakalbėti. O, žinoma, pasikalbam. Ne, kita banda. Aš jau tėvas. Aš irgi jo tėvas. Nu va, Gerai. sėdim, Svarbiausia. žiūrim filmus. Draugas pavojų ir jam reikia pagalbos. Jau po truputį vėsta. Kodėl turėtume padėti? Vakarėja, pravėso lauke. Nebėra taip karšta jau. Jau mažoji nuėjo miegot, o mes su didžioju sėdim ir žiūrim filmą. Kung Fu Panda. Va, tai toks mūsų stovyklavimas. Bet vienas mano draugas yra pasakęs.
Oi, matau, reikia pravalyti kamerą biškį. Pravalom. O, dabar geriau, švariau. Tai va, rytoj bus kiti nuotykiai stovyklavimo, važiuosim dviračiais. Tai gal gražių vaizdų pafilmuosim. O šiandien jau sėdim, va, žiūrim filmą, valgom čipsus ir ilsimės. Tai tiek kol kas iš manęs ir pasimatom rytoj.